Sveiki visi, su jumis Pulinės ir šiandien žaidžiam Amnesia The Dark Descent. Praeitą kartą, atsimenat, buvo labai daug puslių ir man nepavyko nufilmuoti vienos vietos, tai dėja biškį teks pasakoti žodžiu. Ką aš čia padariau ten toj vietoj, kur sakiau, neina padaryti kažko. Tai tiesiog paėmiau ir padėjau į kitą vietą tos pačius vamzdžius. O dabar aš čia nuėjau, biškį paparkūrinau ir dabar šitą turiu pasukti. Čia nutruko video, čia pasibaigė vietą. What? Kas čia gerai? Jėgam. Nu, dabar irgi parkour. Va, niega. Nu, čia. Čia aš buvau. Kas čia? Aš pasigarsinsiu. Kažką daro. Čia nieko, gerai neklausykim. Ai. Kas čia vyksta? Dabar aš bandau žaisti per full resolution. Ir tai jūs kaip matot, galbūt jums biškį gali ir palaginti vaizdas, aš nežinau. I have no fucking idea. Gerai. Gal puslė? Ką jis parašė savo? Tiesiog reikėjom paspausti. Where is... pabrėžimas below it. Proceed. Aš tą žinau. Ponų su tais akmenim. Pamačiau tas akmenis, iš karto supratau, kam jie reikalingi. Kažkas reikia su jais daryti. Vos neperšau. Pasisiūčiu savo kiekvieną daikčiuką. Čia dabar kaip. Pašiesiu dabar biškį daugiau. Aliejaus turim belį kiek. Mane patinka, man atrodo, nukristas. Ne, nenukrito. Keista. Alexander managed to channel its power unto us. Its inner sanctum flared with blue, fiery light, and I could feel the same things I felt in the dark chamber in Algeria. It was like standing in a mad whirlpool of impressions. It was terrifying, but Alexander kept calm and wielded strange tools of science in order to tame the storm. Suddenly, the blue light was stained by strains of red, and the walls burst with pulsating tissue resonating with the scene. Alexander quickly covered the orb with some cloth, and the unspeakable thing vanished. Apparently, Orb's shadow is closer than Alexander thought. He said I should prepare for a warding ritual tomorrow. Not sure what he expects, but I have a bad feeling about this. Gerai, mes čia nuėjom ir ką mes čia turim padaryti? Ai va.
Spiečiu galim dabar nušokti mūsų atsakomybę. Čia maniau, kad yra tų... What? Girdo lyg monstras. Nesika čia vėl iš tų žaidimų. Mane patinka šitas. Au, va todėl mane patinka. Turim to. Au, čia vėl, kas čia yra? Kiek kas čia yra tokia čia? Nes matot. Tiesiog aš įsibėgėjau, bet... Pasitink šitą. Vien žodžiu, Aleksandras pamišęs, Danielius arba Danielius arba, tai yra aš esu labai įtarintis jį, o viskas kaip toliau vyks, nežinau, kas čia bus teisus, ar jam pavyks kažką padaryti, ar jam nepavyks. Gerai, dabar kažką padarėm. Dabar ką? Taip to. Turim daug alelėjaus, tai galim. Ir dar tokio tinderbox. Man taip pasirodė. Jo, čia yra žuvis. Man patinka žuvis. Tai kažkas nas yra. Čia reikia bėgti. Tikiuosi, kad čia reikia bėgti. Nebėgu čia, gal. Run, nigga. Aš nenoriu būti racistiškas per daug. What? Aišku, paskantinom. Что dabar? Kad čia daryti? Ko čia reikia mums padaryti? Pala. Guys, man reikia. Notes. Nieko gero. Iš tų notes, tai ko gero jau galima grįžti. Tenais.
What? Man tikrai pasirodė, ar ten žuvis mane kanda. A čia gal tik nukratau. Nu, pažiūrėsim. Bėgam. Kažkaip žymiai tamsiau pasidarė, gal reikia pažiūrėti savo nustatymus, gal tamsinu pats. Tam kuo šviesiausia. Va čia vat irgi va ta vieta nusileidau vieną tulpę. Bandom dabar eiti. Kaip jį nuleisti? Paieškokim girdulį. Pum 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 pum. Ai, gal reikia pašokti. Tai dar buvau plius susitupęs. Bliam, užmečiau. Paimsiu kitą. Kas čia yra? Gal reikia nuo viršaus paprimėtyti. Lol. Ой, šiaudė. Bliamba. Čia morga. Jeigu kas suprato. O siaubo žaidimuose morgas, tai reiškia mirtis. Kas nesuprato. Gal. What? Ai, čia tik pistas. Holy shit. Gal nereik žmogau. Давай, kas bus, tas bus. Kas lietuvis nepražus. Go fuck yourself. Aš jau žinau, kad kažkas ko gero atsitiks. Tada aš paimsiu. Vai. Aišku.
Kažkas įvyko tokio baisaus. Taip ir už kampo. Man baisu. Ne, aš debilas. Žaidžiu tokį žaidimą, aš kokios man baisu. Nu, tai, ką, aš turiu laukti, kad man bus labai jau juokinga smagu. Ne, negirčiu. I haven't changed anything. Kas čia? Supratau. Ir kročia žmonės, kas dar žiūrit, nes aš jaučiu dabar baigiu, kad jį komentuokite, dalinkitės, subscribinkite, aiškos. Ir jeigu dislaikinat, tai maloniai parašyti kodėl, nes man iš tikrųjų biškį nusibodo, kai dislike ir nesuprantu dėl ko, kad galėčiau savo klaidas ištaisyti. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.